Prieš 15 metų dizainerė Jurga Pletegomes įsigijo namus Vilniaus Žvėryno rajone ir pavertė juos jurgiškos stilistikos vizitinę kortelę. Tai 2 kambarių butas 2-aukščiame name pastatytame pieno kombinato teritorijoje 60-mečio pradžioje. Jis buvo skirtas įmonės darbininkams. Dabar vietoje kombinato stovi prekybos centras, o išlikęs gyvenamasis namas yra apsuptas naujų stiklinių daugiaaukščių. Ir mes ėjom į tą butą, jis toks ir kvapas, ir vaizdas, ir toks ganėtinai atbaidantis, kaip sakant, nuo visos tos gražios aplinkos. Bet mane sužavėjo buto išdėstymas, kad mes turim tokią nestandartinę buto formą, kaip nėra jisai visur kvadratinis. Čia yra svetainėje erkeris, kuris tikrai suteikia tokią kažkokią visiškai nestandartinę aplinką. O labiausiai tai mane sužavėjo, kai per langą pamačiau žydinčią vyšnę po mano langais. Tai čia buvo toks turbūt emocinis pirkimas, nepaisant visos aplinkos, namo būsenos, buto būsenos, bet įsimylėjau tiesiog aš šitą vietą ir butą ir aplinką. Ir tada aš jį įsigijau. Na ir tada prasidėjo visi nuotykiai. Iš esmės jis buvo pilnai rekonstruotas, buvo ir grindys keistos, ir sienos griautos, tvarkytos, visos komunikacijos keistos, elektra tvarkyta, langai kai kurie keisti. Žodžiu, iš esmės, tai faktiškai visi sako, tu čia būtum namą pasistačius. Pirmu numeriu tai yra spalvos. Jaukumas man buvo pirmas prioritetas. Tada norėjau kažko tais tokio visiškai savito individualaus, kas man asmeniškai gražu, ne tai kaip interjero dizaineriai, bet man būtent asmeniškai. Ir butas turi labai daug skirtingų istorijų. Ta prasme, jame atsiradę daiktai yra su tam tikrom istorijom, kurios man svarbios yra, kurios visada džiugina pamačius tos daiktus ir tai yra prisiminimai. Tai interjeras yra toks mano jurgiškas, asmeniškas. Kadangi labai turiu didelį ir gerų draugų ratą, tai norėjosi kažkaip tie, kurie čia visi prisidėjo mano gyvenime prie visko, prie visų istorijų, prie buto atradimo, įsikūrimo, pagalbos, kažkaip norėjau turėti tokią draugų sieną. Ir ta idėja labai man tiko koridoriui, kad aš galėčiau juos visada turėti šalia, prisiminti ten pačius nuostabiausius momentus. O, vonios kambarys, tai turbūt aš, kai visada sakiau, tai yra vienas mano svarbiausių kambarių aplamai mano gyvenime ir mano interjere, nes aš labai daug mėgstu praleisti laiko vonioje. Aš net ir kartais juokaudama sakau, tai yra mano antras darbo kambarys. Bet man norėjosi vonios labai jaukios, norėjosi poilsio oazės, tokios, kokią aš suprantu, tokią, kuri mane atpalaiduoja, kurioje aš labai gerai jaučiuosi. Ir ten tokios truputėlį dramos, žinoma, yra teatrališkumo ir taip toliau, nes norėjosi tokių išskirtinių sprendimų ir paveikslų, ir užuolaidų, ir daug žvakių, ir krištolinio šviestuvo ir taip toliau. Su miegamuoju buvo iš pradžių norėjosi šviesaus, paskui norėjosi tamsaus, paskui norėjosi spalvų, paskui norėjosi vėl kažko. Tai dabar priėjau jau, kad supratau, kad subrendau prie tokio įmantraus, vis tik tai klasikinio, bet tokio su prancūzišku žavesiu interjero. Ir jis mane turbūt dabar labiausiai džiugina ir aš tikiuosi, kad jis dabar jau toks ir išliks. Svetainė. Svetainė irgi yra tokia, kaip pasakyti, šiek tiek varijuojanti, nes turiu tokią paveldėtą sofą, kuri keičia kartais įvaizdį, tai yra nusibosta ta spalva, kai persisunu pagalvėlės į kitą spalvą, tai svetainė irgi truputėlį tokia yra keičianti savo veido spalvas, bet daug yra antikvaro, daug yra asmeninių tokių, kaip sakyt, dalykų, tai ir stalas yra kartu su draugu gamintas, kur ąžuolas buvo iš jo tėviškės pjautas, tada mes turime ypatingus antikvaro dalykus, kurie neliesti yra, jeigu nutrupėja, jeigu viskas taip kaip yra, taip ir turi likti.
Virtuvė yra ganėtinai maža erdvė, bet kadangi aš atvėriau čia tą sieną, jinai integravosi kažkiek tai į svetainę zoną, bet vis tik tai dar yra tokia kaip ir atskira virtuvė. Ir esminis dalykas, kadangi aš labai mėgau gaminti, o dabar turiu vyrą, kuris dar labiau mėgsta gaminti, tai man buvo prioritetas ypatinga viryklė, kuri ne tik atrodytų kaip darbo zona, bet turėtų dar tam tikrą dizainą ir estetikos tokį cinkelį, charakterį, bruožą ir jie atsirado ten, jinai be proto didelė yra tai erdviai. Bet man tai yra, kaip pasakyti, ir žavesys, ir juo labiau be proto yra praktiška, kadangi pas mus labai dažnai susirenka daug svečių ir mes darom nemažas vakarienės. Tai viskas vienu metu telpa, viską vienu galima metu paruošti, visiems galima vienu metu serviruoti. Ir tokia jau virtuvės vinis, kurios negali nepastebėti. Tai namai pagal Jurgą yra tokie, kad pirmoje vietoje yra jaukumas, individualumas, o tada tik praktiškumas. Šito mano klientai turėtų negirdėti, bet tai yra mano. Man yra pirmo numerį jaukumas. Ir tas jaukumas, bet jis pagal mane turi būti, tai tas individualumas irgi yra labai labai svarbu. Nesivaikyti kažkokiais mados šūksniais paskutiniais, o laikytis savo tendencijų, kurias aš pati savo kuriu.